Šį vakarą aš papasakosiu apie Evangeliją pagal Tomą. Ir tą savo paskaitą aš taip struktūravau į tokias dvi dalis. Šiek tiek papasakosiu apie patį tekstą ir jo kalbą, apie autorystę, tokius, kodėl šitas tekstas yra svarbus, tokius esminius dalykus. Ir tada antroje dalyje pakalbėsiu apie temas, apie kurias yra kalbama šiame tekste ir pristatysiu keletą pasakymų, tokių pavyzdžių iliustruojančių tas temas. Taigi, Evangelija pagal Tomą. Taigi, šis tekstas, jis yra parašytas maždaug 2 amžiaus viduryje ar pabaigoje ir jis išlikęs dviejomis kalbomis – graikiškai ir koptiškai. Tai graikų kalba yra daugiau mažiau žinoma, o koptų kalba bent jau Lietuvoje tai dar skamba taip gana mįslingai. Taigi koptų kalba yra paskutinė egiptiečių kalbos stadija, užrašyta graikiškomis raidėmis su keliomis papildomomis raidėmis. Ir ši kalba turi keletą dialektų. Evangelija pagal Tomą yra parašyta daugiausia sachitiškų dialektų su šiokiamis tokiamis priemaišomis. Taip, atsiprašau, pamiršau perimti skaidrę. Taip, čia ir paskaitos šitame anonse mes matėme pirmąjį Evangelijos pagal Tomą puslapį. Nors viršuje parašyta, kas moka graikiškas raides skaityti, kata Johanen en apokryfon, Jono apokrifas. Taigi čia yra Jono apokrifo pabaiga ir prasideda Tomo Evangelija. Matote tuos rašmenis, nes įprasta buvo tekstų pabaigose parašyti pavadinimą. Taip, ir prologė yra rašoma, paskaitysiu koptiškai, kad išgirstumėt, kaip skamba ši tokia egzotiška kalba. Naine en šadžia eteipa enta Iesus etaunech žauf avau af schaizu engi didimos Judas Tomas. Taigi, šie yra slapti žodžiai, kuriuos gyvasis Jėzus ištarė ir kuriuos didimas Judas Tomas užrašė. Taigi čia šiame puslapyje ir matome šį Evangelijos pagal Tomą prologą ir toliau sekantį pasakymą. Taigi šis tekstas yra vadinamas apokrifiniu ir galbūt reiktų truputį paminėti, kas yra toji apokrifinė literatūra. Ir aš mėgstu apibrėžti dažniausiai šios tekstus taip, kad tai yra tekstai vienaip ar kitaip perinterpretuojantys Senojo ir Naujojo testamento naratyvus, bei tam tikras jiems būdingas idėjas, pateikiantis alternatyvių pamąstymų ar reiškinių vertinimus, būtent to, kas susijęs su Naujojo ir Senuoju testamentu. Taigi šie tekstai, jie nepriklauso kanoniniai literatūrai Biblijos, tai yra, ką mes žinome kaip Naująjį arba Senąjį testamentą, bet jie tarsi eina šalia, jie pasakoja kažkokias alternatyves istorijas. Kartais šie tekstai vadinami parabiblinė literatūra, graikiškai para yra šalia, tai kas eina šalia. Taigi Tomo Evangelija yra būtent toksai tekstas. Ir kalbant apie krikščionybei priklausančius apokrifinius tekstus, tai būtent ir Tomo Evangelija, tekstai, kurie interpretuoja kažkaip kitaip Naujojo testamento pasakojimus, tai reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į kai kurios šios literatūros aspektus. Taigi, kai kurie šių tekstų yra vienalaikiai ar netgi tik tai šiek tiek vėlesni nei Naujojo testamento tekstai ir pateikia alternatyvias krikščionybės versijas, kažkokias interpretacijas. Ir dabar tyrėjai labai dažnai, ankstyvosios krikščionybės tyrėjai labai dažnai dabar kalba, kad krikščionybės vystymosi metu daugelis krikščionybės versijų egzistavo kartu, nebuvo taip akivaizdu, kuri versija taps kanoninė, tai yra ta versija, kurią mes turime dabar. Ir šitai mes regime tik iš laiko perspektyvos, ta versija, kuri pasiekė mus. Tačiau krikščionybės vystymosi metu buvo labai daug įvairių krikščionybių ir Tomo Evangelijos tekstas yra laikomas priklausantis kažkokiai kaip krikščionybės rogiai, kuri nėra gal taip lengvai įvardyjama, kaip aš paskui dar kalbėsiu. Taigi, nors šis tekstas mus pasiekė koptų ir graikų kalbomis, tačiau nėra iki galo aišku, kokia buvo originali teksto kalba.
Dažniausiai sakoma, kad originali teksto kalba buvo graikų, tačiau yra ir kai kurių tyrėjų, kurie sako, kad šitas tekstas buvo parašytas Sirijoje, galbūt Edesoje, siriškai ar aramėjiškai. Tokia teorija yra keliama todėl, kad kai kurie šios Evangelijos pasakymai yra gana neaiškus ir jie paaiškėja, jeigu jie yra išverčiami į sirų kalbą. Na, bet vis tiek daugelis tyrėjų laikosi nuomonės, kad šis tekstas originaliai buvo parašytas graikiškai. Taigi, o teksto autorystė. Tekstas yra pavadintas Didimo Judo Tomo vardu. Ir tokia šio apaštalo forma dažniausiai yra sutinkama būtent siriškos kilmės tekstuose. Taigi dar kartą tai prisideda prie to, kad šis tekstas galbūt yra laikomas siriškos kilmės, ar bent jau parašytas kažkur tose vietovėse. Kitas įdomus dalykas yra tai, kad Tomas aramėjiškai arba siriškai, nes šios kalbos yra labai artimos, reiškia dvynys. Taip pat kaip ir graikiškai didimas. Taigi čia du kartus yra tas pats pakartota dvynys, judas, dvynys, užrašė šį tekstą. Ir tiesą pasakius, egzistuoja visa apokrifinės literatūros serija, vadinamoji Tomo literatūra, tai yra įvairūs irgi kiti apokrifiniai tekstai, kuriuose veikia arba yra labai svarbus būtent apaštalas Tomas, tai yra Tomo darbai, Tomo vaikystės evangelija ir kiti tekstai. Tačiau šis Judas Tomas, mūsų Evangelijos Judas Tomas veikiausiai nėra tas pats Tomas, vadinamasis abejojantis Tomas, kurį mes sutinkame Evangelijoje pagal Joną. Taip, šis Tomas veikiausiai yra Judas Jokūbo brolis. Ir siriškoje tradicijoje šis skirtis yra labai ryški. Siriškose Jono Evangelijos versijose netgi yra rašoma, kad šis žmogus yra Judas, ne Iskarijotas, yra stengiamasi atskirti nuo mūsų taip liūdnai pagarsėjusio kito Judo. Buvo vengiama kažkokių tokių neigiamų konotacijų ankstyvoje krikščionybėje, vėlesniuose tekstuose, mėginama kažkaip atsiriboti nuo Judo Iskarijoto ir tada tas vardas Judas kai kuriuose tekstuose taip nukrisdavo ir tada būdavo paliekamas, pavyzdžiui, tik tai vardas Tomas ir tada jisai susiliejo su kitu apaštalu. Pasidarė labai nebeaišku kartais, apie kurį apaštalą kalbama. O šitame tekste dar yra gana aiški tradicija, kad čia yra būtent Judas Tomas, o ne kitas Tomas. Dar vienas labai įdomus dalykas yra tai, kad kitame Tomo literatūros tekste, vadinamosiuose Tomo darbuose, 13 skyriuje pasirodo Jėzus, kuris apsimeta Judu Tomu ir jisai pasako, aš nesu Judas, taip vadinamas Tomu, bet jo brolis. Ir šis pasakymas paskui tapo toks gana svarbus būtent siriškoje krikščionybėje, nes apaštalas Tomas buvo pradėtas laikyti Jėzaus brolių dvyniu. Tai netgi ir mūsų šiame tekste tai neatsispindi, tačiau tai suteikia tokio autoritetingumo, kažkokią tokį įvaizdį, tarsi šis tekstas jis yra arčiau Jėzaus, jį parašė jo, o brolis dvynys ir tas dvynys yra netgi 2 kartus pakartotas skirtingomis kalbomis. Na, žinoma, šis tekstas yra pseudoepigrafinis, tai yra tikriausiai jo neparašė šis apaštalas, tačiau tie tekstai dažnai būdavo pavadinami kažkokiu autoritetų vardais, stengiantis jiems suteikti tokį autoritetingumą, kad svarbą, kad tekstas tikrai yra pagrįsti, kad tekstas yra autentiškas ir kad jo žodžiai yra tikri. Na, taigi, kaip jau ir minėjau, tekstas yra išlikęs graikišką versiją. Mes turime tik 1-7 fragmentus ir 26-33 bei 77 fragmentus. Aš savo knygoje esu ir graikiškąją versiją, ne tik koptiškąją išvertusi. Nes kai kurie tyrėjai sako, kad šie tekstai skiriasi būtent graikišką ir koptišką versiją ir kad tai yra labai svarbu. Nors mano požiūrį tie skirtumai nėra tokie esminiai ir tokie dideli. Taigi šie graikiškieji tekstų fragmentai buvo atrasti Egipte Oksirincho vietovėje,
kur atrandama labai daug papirusų ir manuskriptų. O koptiškoji Evangelijos versija priklauso Nag Hammadi bibliotekai, tai yra koptiškų tekstų rinkiniui, atrastam 1945 metais Egipte, netoli Nag Hammadi kaimelio. Dėl to ši biblioteka taip ir vadinasi, Nag Hammadi biblioteka. Ir šios bibliotekos atradimas buvo tikrai didelis įvykis gnosticizmo studijų lauke, pakeitęs ir vis dar keičiantis daugelį nuostatų apie šį reiškinį. Ir Tomo Evangelija nėra laikoma gnostinė, taip atvirai, tačiau manoma, kad jinai turi gnostinių įtakų. Aš dar pakalbėsiu daug plačiau apie patį gnosticizmą ir kodėl tai yra taip svarbu tiek šio teksto kontekste, tiek bendrai ankstyvosios krikščionybės kontekste. Tai buvo toks, taip trumpai, šiek tiek apie tai užsiminti. Tai yra, kad gnosticizmas buvo toks ankstyvosios krikščionybės religinis judėjimas, kuris koncentravosi ties pažinimu. Gnosis, tai yra tikintieji manė, kad pažinimas pažinimo siekis yra svarbiausias dalykas jų teologijoje, jų doktrinoje. Taigi, Evangelija pagal Tomą yra skirstoma į 114 pasakymų. Šie pasakymai yra vadinami logija, čia daugiskaita vienas pasakymas logijon. Ir egzistuoja ne viena teorija, kuris siekia skleisti, kokie ryšiai sieja šios pasakymus ar pasakymus, ką liudija tam tikrą sistematiškumą. Nes iš pirmo žvilgsnio skaitant tekstą gali pasirodyti, kad nėra jokios sistemos, tiesiog pasakymai yra kažkaip be sistemos palaidai sudėti į šį rinkinį. Tačiau tyrėjai turi keletą teorijų. Kai kurie, kalbėdami apie tam tikrą teksto logiką, skirsto tekstą į tam tikrą skaičių prasminių blokų. Taip pat kurį laiką buvo populiari vadinamoji sniego rutulio teorija, pasak kurios egzistavo tam tikras pasakymų branduolys, kuris per laiką apaugo kitų autorių pridėtais pasakymais. Tokie tekstai, kaip Evangelija pagal Tomą, arba dar ir kita visai garsi Evangelija, Pilypo Evangelija, kurie yra pasakymų rinkiniai, tai juose yra kartais būna labai sunku nustatyti kartais yra sunku gana nustatyti to teksto vientisumą, kiek žmonių jį parašė, kiek prisidėjo, kadangi prie pasakymų yra labai lengva tiesiog priklijuoti dar keletą pasakymų, būtent to, kuris perrašinėjo tą tekstą ar vertė jį. Ir tiesiog šitą sniego rutulio teorija ir sako, kad buvo kažkoks pasakymų būtent branduolys ir paskui kiti sekantis perrašinėtojai pridėjo daugiau pasakymų. Vis dėlto yra keletas struktūrinių dalykų, čia kalbant apie visą tekstą, dėl kurių yra nesiginčijama. Nors jie labiau kalba apie individualaus pasakymo, o ne viso veikalo struktūrą. Tai yra, pasakyme dažniausiai egzistuoja bendras įvadas, kuris prasideda Jėzus pasakė, arba mokiniai pasakė, arba tam tikras kažkuris vienas mokinys pasakė kažką ir tada jau toliau eina ta dėstoma doktrina. Po įvadų seka kažkokia įžanginė įvairaus ilgio dalis ir šie pasakymų blokai yra jungiami pagal žanrą, raktažodį ir kažkokią tai tematinę sąsają. Taigi, kodėl šis tekstas, kuris kartais taip skambiai yra vadinamas Penktąja Evangelija, yra svarbus ankstyvai krikščionybei. Taigi, pirmą kartą Tomo Evangelijos tekstas pasirodė 1959 metais. Tuo pat metu buvo išleisti vertimai anglų, prancūzų, vokiečių, olandų kalbomis. Šis tekstas sukėlė labai didelį visuomenės susidomėjimą. Viena iš priežasčių, kodėl Tomo Evangelija paliko tokį įspūdį, yra tai, kad ji pateikė alternatyves nekanoninės Kristaus pasakymų versijas. Tuo pat metu ir patvirtindama tas versijas, kurias mes sutinkame Naujajame testamente, bet tuo pat metu ir parodydama, kaip kitaip galėjo vystytis šių pasakymų interpretacija, kaip kitaip buvo galima juos suvokti.
Bendrai apokrifiniai tekstai nėra ir nebuvo naujiena, jau buvo atrandama jau labai seniai ir tai buvo žinoma. Tačiau Tomo Evangelijos išskirtinumas yra tai, kad tai yra labai ankstyvas tekstas ir ypač artimai susijęs su Evangelijomis, ypač vadinamuoju hipotetiniu kų šaltiniu. Tai tokia Naujojo testamento šaltinių teorija teigianti, kad Mato ir Luko Evangelijos buvo parašytos nepriklausomai, tačiau kiekviena, kaip dar papildomų šaltinių, naudojasi Morkaus Evangelija ir hipotetiniu tekstu vadinamu kų šaltiniu. Čia nuo vokiško žodžio kuelė šaltinis. Ir tokiu atveju Evangelija pagal Tomą galėtų būti skaitoma kaip papildomai pateikianti žinių apie istorinį Jėzų. Taigi šis tekstas buvo tyriamas būtent dėl šių priežasčių, bet šiuo metu įkarštis šiuo klausimu yra jau kiek atvėsęs. Tai yra, tyrėjai jau nebėra tokie entuziastingi, manydami, kad būtent Tomo Evangelijoje mes galime pamatyti kažkokias naujas, labai ankstyvas Jėzaus pasakymų versijas. Dabar pakalbėsiu apie Tomo Evangelijos teologiją. Ir viena iš Tomo Evangelijos centrinių problemų yra susijusi su pastanga įvardinti šiam tekstui būdingą teologiją ar kažkokį religinį požiūrį. Ir nuo pat šios Evangelijos atradimo skirtingi mokslininkai yra priskyrę šį tekstą jau mūsų minėtajam gnosticizmui, judėjiškam krikščioniškam enkratizmui, su judėjiška išminties tradicija susijusiems tekstams, valentinizmui, kai kurie jį laiko ortodoksiniu tekstu, tiesiog priklausančiu siriškai krikščionybei. Taigi būta įvairių teorijų, tačiau atrodo, kad negalima, kol kas nėra įmanoma šiam tekstui priskirti kažkokiai vienai konkrečiai ankstyvosios krikščionybės krypčiai. Jisai netelpa jokius mums žinomus egzistavusių minties mokyklų normas ir pateikia labai įvairų idėjų rinkinį. Taigi gal ir vertėtų žiūrėti į šį tekstą kaip į būtent tokį pateikiantį savo teologiją originalų veikalą. Na tiesa, galima pastebėti, kad visas tekstas, visa Tomo Evangelijos teologija yra susitelkusi ties soteriologija. Tai yra ties būtent išganymo klausimais ir kaip tas išganimas yra pasiekiamas. Ir Tomo Evangelijos tekstas teigia, kad šis išganimas yra kiek skirtingas nei sutinkamas mums įprastoje krikščionybės formoje. Taigi dabar apžvelgsiu Tomo Evangelijos tekste sutinkamas temas ir šiek tiek galbūt paaiškės, kodėl šis tekstas kartu yra ir toks artimas Naujojo testamento tekstams ir juos panašus, bet kartu ir labai skiriasi. Taigi, viena iš Tomo Evangelijoje aptariamų temų yra karalystė. Sinoptinėse Evangelijose, tai yra Marko, Mato ir Luko Evangelijose, apie karalystę kalbama kaip apie kažką, kas jau yra paruošta, kas laukia ateityje. Tačiau Tomo Evangelijoje karalystė yra preegzistencinė šviesos karalystė, erdvė, iš kurios atėjo sielos ir į kurią sugrįš. 50 pasakyme rašoma. Jėzus pasakė: jei jie sakys jums, iš kur jūs atėjote, sakykite jiems: mes atėjome iš šviesos, iš tos vietos, kur šviesa atsirado pati savo valia ir likosi ir pasirodė jų atvaizduose. Jei jie pasakys jums, ar tai jūs, sakykite: mes esame jų vaikai ir gyvojo tėvo išrinktieji. Jei jie klaus jūsų, koks yra jūsų tėvo ženklas jumise, sakykite jiems: tai judėjimas ir atilsis. Taigi matome, kad pasakymas tiesiog prasideda žodžiais Jėzus pasakė, nėra pateikiamas joks kontekstas, nei kur Jėzus kalba su mokiniais, nei kodėl būtent atsakinėja į šios klausimus. Tai yra neaišku. Tačiau galima suprasti, kad
kad Jėzus kalba apie tikrąją žmogaus prigimtį, kuri, pasak jo, yra šviesa, tai kažkokia Dievo karalystė, preegzistencinė erdvė, kur ta šviesa atsirado ir žmonių sielos taip pat priklauso tai šviesai. Ir žmonės yra dažnai suprantami Tomo Evangelijoje kaip atvaizdai. Jie yra tos šviesos atvaizdai, į kurią jie ir sugrįž. Dar keletą pasakymų apie karalystę. 113 pasakyme yra rašoma: jo mokiniai pasakė jam, kada ateis karalystė. Jėzus tarė: ji neateis tiesiog jos laukiant, nebus pasakyta, štai į čia ar štai į ten, veikiau dangaus karalystė driekiasi žemėje, žmonės jos nereikia. Čia matome labai artimą paralelę su Luko Evangelija, kurioje rašoma: fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Tačiau Tomo Evangelijoje karalystė yra kitaip suprantama. Ji yra ir viduje, ir išorėje, gali būti atrasta, pažinta, tikintysis gali būti toli nuo jos arba arti. Taigi, kai mokiniai paklausė apie karalystės atėjimą, Jėzus jiems sako, kad karalystė yra paplitusi visur. Jos nereikia laukti, ji nėra kažkoks dalykas, į kurį mokiniai pateks tik tais ateityje. Taigi, tokia Naujojo testamento eschatologijai, tai yra tam karalystės atėjimo laukimui, yra būdinga tokia linijinio laiko perspektyva. Tai yra toks mąstymas, kad karalystė ateis ateityje, kad laikas teka būtent į priekį. Čia mes galime susidurti su tokiu kitokių šiek tiek mąstymų, tokių šiek tiek gal būdingesnių graikų pasauliui, kur visas laikas yra vaizduojamas, suprantamas tarsi ratas, kur viskas grįžta atgal į save ir nėra tokio linijinio mąstymo, pagal kurį laikas teka į priekį ir viskas dar tik tais laukia. Tik niekur nekalbama, kad šią karalystę galima paveldėti ar laukiama jos atėjimo. Ir tokios kategorijos kaip dabar arba dar ne, kalbant apie karalystę, nėra taikytinos Tomo Evangelijoje, kadangi karalystė yra matoma kaip visada egzistuojantis pirmapradis rojus ir karalystė priklauso, dažnai kai kuriuose pasakymuose rašoma, kad karalystė priklauso neturtingiesiems, bet vargšams ir mažutėliams. Tai čia tokia pat pasikartojanti tema ir Naujojo testamento tekstuose. Karalystė yra kažkas, kas jau egzistuoja, tačiau žmogui ją pamatyti dažnai trukdo aklumas. Taip pat rašoma ne viename pasakyme. Dar viena tema, apie kurią yra kalbama Evangelijoje pagal Tomą. Gal ne tiek, kiek kalbama, tačiau stengiantis atkurti kažkokį Tomo Evangeliją skaičiusios bendruomenės vaizdinį, stengiamas įsivaizduoti ir stengiamas suprasti, kaip šie žmonės suprato ir pasaulio sukūrimą. Taigi nėra pateikiama kažkokia vientisa teorija, mes nematome, nesužinome visos mitologijos, ar Dievas ir kokiomis aplinkybėmis Dievas sukūrė pasaulį ir panašiai. Tačiau matome ne vieną detalę pasakymuose, kuri mus leidžia šiek tiek susidaryti tam tikrą vaizdą, kaip yra matomas šitas pasaulio sukūrimas Evangelijoje pagal Tomą. 11 pasakyme rašoma: Jėzus pasakė: šis dangus praeis ir tas, kuris yra virš jo, praeis. Tačiau tie, kurie yra mirę, negyvena, ir tie, kurie gyvena, nemirs. Dienomis, kai valgėte tai, kas mirė, padarėte tai gyvą. Kai būsite šviesoje, ką darysite? Dieną, kai buvote vienas, tapote dviem. Tačiau, kai tapsite dviem, ką darysite? Taigi, šiame pasakyme pastebime tokią Tomo Evangelijai ir kai kuriems gnostiniams tekstams būdinga teorija apie tai, kad žmogus yra padalintas per pusę. Ir šis padalinimo į dvi dalis pasaulėvaizdis
savo esme kalba apie tai, kad žmogus prieš sukūrimą buvo vientisa būtybė, tačiau nuopuolio metu jis buvo padalintas į dvi dalis. Tai nuopuolio, tai įsikūnijimo, būtent patekimo į materiją, o jo siela buvo sukurta šitoje šviesos karalystėje, kažkokioje vietoje, kuri egzistavo dar prieš laiką. Tačiau sugrįžęs atgal į šią dangišką plotmę, žmogus susijungs su savo prarasta dalimi ir šito savo vadinamuoju dangaus karalystėje esančiu atvaizdu ir jisai vėl taps vientisas. Tomo Evangelijos tekste taip pat kalbama apie nuopuolį, kuris vaizduojamas kaip sielos patekimas į kūną. Tai tekste nėra pasakojama mums įprasta istorija apie Adomą ir Ievą ir išvarimą iš rojaus sodo. Ir visas šis nuopuolis sielos nuopuolis nėra susiejamas su kažkokia nuodėme. Nuodėmė šiame tekste, tiesą pasakius, iš viso nekalbama, net nėra minima. Tačiau šios idėjos apie padalinimą, apie kažkokią dangišką žmogaus versiją, jos egzistavo Tomo Evangelijos intelektualinėje aplinkoje, toje aplinkoje, kur šitas tekstas veikiausiai buvo parašytas. Ir tokiuose tekstuose, kaip pavyzdžiui, Platono Timajuje arba Faidre, galime sutikti tokių gana panašių idėjų. Jos nėra kažkokie atitikmenys, tačiau taip suskamba labai panašiai Tomo Evangelijos kontekste. Tačiau, kaip jau ir minėjome, šis mūsų tekstas iki galo nedera nei prie vienos konkrečios mąstymo sistemos ar mokyklos. Dar vienas pasakymas, 77, teigia, Jėzus pasakė, aš esu šviesa, kuri yra virš visų daiktų. Aš esu visa, iš manęs visa kilo ir visa siekia mane. Perskelk medį ir aš ten esu. Pakelk akmenį ir rasi mane. Šioje ištraukoje vėlgi kalbama apie tai, kad visa kas, veikiausiai dvasinis elementas, žmonėse kilo iš Jėzaus, iš Dievo. Ir šviesa čia yra suvokiama kaip dangiškoji plotmė, kurią reikia sugrįžti. Taigi, šie vaizdiniai vėl kalba apie tai, kad dvasinis elementas dabar yra nupuolęs į materiją. Tai yra žmogaus siela, egzistuoja kūne ir yra kažkokioje nuopuolio būsenoje. Taigi sukūrimas, kaip galime suprasti, nėra suvokiamas teigiamai. Ir šitai ryšku ir kalbėjime bendrai apie pasaulį, ne tik apie pasaulio sukūrimo teorijas. Nors koptiškame Tomo Evangelijos tekste vartojama žodis kosmos, graikiškas žodis, kuris turi tokią tikrai graikų pasaulyje pozityvią konotaciją. Tai yra pasaulis, yra graikų mąstyme suvokiamas kaip pozityvi vieta, netgi pati pirminė žodžio kosmos reikšmė yra papuošalas. Tačiau Tomo Evangelijoje mes neregime tokio mąstymo. Pasaulis yra vertinamas gana neigiamai. Ir netgi taip radikaliai neigiamai. Pavyzdžiui, kaip galime matyti šiame pasakyme, 56 pasakyme. Jėzus pasakė, tas, kuris pažino pasaulį, atrado lavoną. Ir to, kuris atrado lavoną, pasaulis yra nevertas. Taigi, materialusis pasaulis, pasak Tomo Evangelijos, priklauso mirčiai. Ir tai supratęs žmogus yra dvasiškai daug viršesnis už to nežinančių žmonės. Toks žmogus turi siekti transcendencijos, tai yra sugrįžimo į tą dieviškąją šviesos erdvę. Jis turi ištrūkti šitos materialios jo nevertos plotmės. Ir labai panašų pasakymą randame kitame gnostinėme tekste Evangelijoje pagal Pilypą, kur yra rašoma: šis pasaulis yra lavonų valgytojas. Visi jame suvalgytieji dalykai taip pat patys miršta. Tiesa yra gyvenimo valgytoja. Dėl to ne vienas, kuris jie maitinsis, nemirs. Taigi čia, lygindami Tomo Evangelijos šį pasakymą su Evangelijos pagal Pilypą pasakymu, galime pamatyti panašumus ir ne veltui manoma, kad Evangelijoje pagal Tomą yra nemažai gnostinių įtakų.
Taigi, abiejose šiuose tekstuose išsigelbėjimas iš esamos situacijos, tai yra iš šios niekinamos materialios erdvės, slypi būtent pabėgime iš materialumo. Ir idėja apie pasaulio nevertumą atsiskleidžia įvairiais būdais. Nuo pasakymų, kuriuose Jėzus sako, kad atėjo sudeginti pasaulio, iki pacituotos vietos, kur pasaulis yra įvardyjamas kaip lavonas. Kažkas, kas nėra verto žmogaus dėmesio, nuo ko žmogus turėtų atsitraukti. Šiek tiek kitokį požiūrį pateikia labai trumpas, pats trumpiausias Evangelijos pagal Tomą pasakymas, 42 pasakymas, kuriame Jėzus sako, būkite praeiviai. Taigi, nors prieš tai sutiktose pasakymuose matėme tam tikrą tokią labai radikalų požiūrį į pasaulį, čia veikiau tikintysis, teksto skaitytojas yra raginamas nekreipti dėmesio į pasaulį, tiesiog būti praeiti pro jį kaip pro nesvarbu, nedaug ką reiškiantį dalyką. Čia būtent kalbant apie pasaulio materialumą. Tiesa, kai kurie tyrėjai mano, kad pasakyme kalbama apie pašaukimą klajokliškai mokinystiai. Tačiau, kaip jau minėjau, man atrodo, kad čia veikiau išreiškiama idėja, kad pasaulis yra nevertas tikinčiojo dėmesio ir pro jį tiesiog reikia praeiti, kaip nieko vertingo negalinti duoti. Iš kitos pusės matome pasakymuose, kad pasaulis ir jame gyvenantys žmonės gali būti atpirkti ir jų tamsumas nušviestas. Taigi viskas nėra taip kategoriškai beviltiška. Tikintieji turi viltį. Štai čia dar tas 10 pasakymas, kuriame Jėzus pasakė, aš mečiau ugnį ant pasaulio ir štai aš ją saugau, kol ji dega. Taigi, atsiprašau, truputį čia sumaišiau skaidres. Taip, dar norėjau pakalbėti šiame kontekste, būtent pasaulio ir materialybės kontekste, apie tai, kaip yra vertinamas kūnas šiame tekste. Taigi, pasaulio interpretacija atspindi ir kūnų interpretacija, kaip ir buvo rašoma, kad pasaulis yra lavonas, taip ir kūnas yra nevertinamas ir skatinama užsiimti asketinėmis praktikomis. Ir dvasia ir siela yra vertinamos kaip daug viršesnės už kūną, o kūnas yra būtent įkalinimo vieta. Kalbant apie dvasią ir sielą, šie terminai tekste nėra pakankamai atskirti. Tiesiog dažnai yra pasakoma, kad siela ir dvasia yra viršesnės už kūną. Kai kuriuose pasakymuose netgi atvirai sakoma, kad sielai priklausyti nuo kūno yra didelis vargas. Nes kūnas yra būtent žmogaus padalinimo rezultatas, tam tikras jo nuopuolio ženklas. Dar viena labai svarbi tema yra Jėzaus paveikslas Evangelijoje pagal Tomą. Kaip matėme, daugelis pasakymų prasideda tiesiog taip labai paprastai, be jokio konteksto. Jėzus pasakė ir nėra iki galo aišku, ar tekstas vaizduoja Jėzų įsikūnijusi. Aišku tik tai, kad tekste nėra jokių pasakymų, beveik jokių užsiminimų apie Jėzaus kančią, taip pat nukryžiavimą. Viename pasakyme yra minimas nukryžiavimas, bet gal labiau kaip tam tikra metafora. O šių pasakymų, pavyzdžiui, to 10, Jėzus pasakė, aš mečiau ugnį ant pasaulio, ir dar kito 16 pasakymo, Jėzus pasakė, žmonės turbūt mano, kad aš atėjau atnešti taikos pasauliui. Jie nežino, kad aš atėjau atnešti perskerimų žemėj, ugnies, kalavijo karo. Mat bus 5 namuose ir 3 bus prieš 2 ir 2 prieš 3, tėvas prieš sūnų ir sūnus prieš tėvą ir visi jie stovės pavieniui. Taigi būtent šiame tekste tokia pateikiama
Jėzus matomas ir kaip mokytojas, bet ir tokia radikali tikėjimo versija. Žinoma, pavyzdžiui, 16 pasakymas yra artimas ir kanoniniams evangelijoms. Ten taip pat yra kalbama apie perskirimą, ugnį, kalaviją ir karą, bet Tomo Evangelijos 16 pasakymas užsibaigia visai kitaip negu kanoninės versijos. Jis taip labai keistai užsibaigė ir visi jie stovės pavieniui. Bet labai daug interpretacijų, kągi norima pasakyti, kalbant apie kodėl žmonės turi stovėti pavieniui. Bet veikiausiai čia kalbama apie tai, kad žmonių sieloms teks grįžti į vienį. Būtent tas vienio aspektas yra akcentuojamas. Ir šis sustovėjimas irgi yra dažna tema, kai kuriuose to laikotarpio tekstuose, nusakanti tam tikrą poziciją, tam tikrą tokį abejingumą pasauliu, materialiajam būtent pasauliu. Tai galbūt tai irgi čia kalbama apie tai. Bet gana aišku, kad Jėzus yra tokia šiame tekste kiek būtent radikalus mokytojas, atskleidžiantis žmonėms tam tikras idėjas apie pažinimą, kaip jie turėtų gyventi. O jo kančia, kur yra tokia svarbi, mums žinomoje krikščionybės versijoje, čia beveik neakcentuojama, nėra minima. Taigi, vienas iš esminių Kristaus bruožų Tomo Evangelijoje yra jo kaip atskleidėjo tapatybė. Tai yra, jis nusileidžia į žemę atskleisti tam tikrų, kitaip niekaip neprieinamų tiesų tikintiesiems. Ir šios tiesos yra slaptos. Tai yra slapti žodžiai, kuriuos Jėzus ištarė ir kuriuos didymas Judas Tomas užrašė. Tai yra, jie nėra skirti visiems tikintiesiems, o būtent tiems, kurie paima šį tekstą, kurie yra rate skaitančiųjų Tomo tekstus. Taigi aišku, kad Jėzus yra tam tikras mokytojas, o ne atpirkėjas. Dar viena labai svarbi tema yra Evangelijoje pagal Tomą yra pažinimas. Nes taigi Jėzus nusileidžia žemę iš dangiškosios erdvės atskleisti tam tikrą tiesą, tam tikrą mokymą. Ir šis mokymas dažnai yra susijęs su pažinimu. Trečiame Tomo Evangelijos pasakyme yra rašoma. Jėzus pasakė, jei tie, kurie veda jūs, jums sako, štai karalystė yra danguje, tada dangaus paukščiai jūs pralenks. Jei jie sako, kad jie yra jūroje, tada žuvis jūs pralenktų. Veikiau karalystė yra jūsų viduje ir jūsų išorėje. Kai jūs pažinsite save, tada jūs būsite pažinti ir suprasite, esantis gyvojo tėvo sūnus. Tačiau jei nepažinsite savęs, jūs esate skurde ir jūs esate skurdas. Tomo Evangelijos tekste koptiškas žodis, nurodantis pažinimą, yra pavartojamas net 25 kartus. Taip pat ir graikiškas skolinys, gnosis pažinimas yra labai dažnai minimas šiame tekste. Ir tokiame trumpame tekste tai tikrai parodo šio žodžio svarbą. Ir būtent Jėzus nekart yra nurodomas kaip viso šio pažinimo šaltinis. Tekste kalbama ir šioje ištraukoje kalbama apie savęs pažinimą, tačiau nereiktų to suprasti modernia prasme, kaip tam tikros psichologinės introspekcijos. Gal kiek arčiau yra plačiai žinomas garsusis Delfų šventyklos įrašas, kuriame rašoma pažink save. Nes visame antikinės kultūros pasaulyje aidi šie žodžiai, aukštinama pažinimo svarba, bet Tomo Evangelijoje šitas savęs pažinimas įgyja tokį tam tikrą atskonį. Jis yra susijęs būtent su siekiu suvokti save, pažinti save iš teologinės perspektyvos. Tai yra suvokti savo vietą Dievo plane, savo tikrąją dieviškąją prigimtį. Ir būtent šis pažinimas tekste yra suprantamas kaip tam tikra išganimo sąlyga. Tai yra užtenka turėti šį pažinimą ir žmogus bus išganytas, išgelbėtas iš materialumo gniaužtų.
Tačiau grįžkime dar ir šiek tiek prie to pažinimo pačiame tekste. Išganymas dažnai yra suvokiamas kaip tėvo, tai yra dangiškojo Dievo regėjimas, pakelimas virš pasaulio, susivienijimas, tai yra nebuvimas padalytų. Jau kaip ir minėjau, žmonės yra suvokiami kaip padalyti ir kai jie vėl susivienis, vėl bus vienis, tai jie bus išganyti. Ir šiame kontekste dažnai vartojamas žodis atilsis. Tai žmonės tada įgyja pažinimą, įgys ir atilsį. Tai yra, jie bus išgelbėti iš materialumo. Šiame kontekste turbūt šiek tiek verta pakalbėti ir apie patį, čia mano jau tiek kartų minėtą gnosticizmą. Taigi, gnosticizmas tai yra tam tikra ankstyvosios krikščionybės srovė, pasižyminti savita mitologija, doktrina ir besikoncentruojanti į pažinimo siekį. Gnosticizmo mitologijoje, būtent gnosticizmui yra būdinga tam tikra gana sudėtinga mitologija, kalbanti apie dieviško elemento, neretai vardijama kaip išmintis nuopolį, kitose tekstuose šis elementas nėra taip vadinamas, tačiau dėl šio elemento nuopolio galiausiai buvo sukurtas materialusis pasaulis. Ir šį pasaulį valdo demiurgas ar kita žemesnioji būtybė, kuri nėra ta pati su aukščiausiųjų dievų. Jis yra tokia žemesnioji dievybė, dažnai tapatinama su Senojo testamento dievu šiuose gnostiniais laikomuose tekstuose. Ir žmogus, būtent jo materialusis apvalkalas, jo kūnas yra būtent šios žemesniosios dievybės kūrinys, o jo siela yra ta, ar dvasia, yra ta dieviškoji dalelė, kuri yra įkalinta materijoje. Taigi čia pateikiu tam tikrus gnosticizmo bruožus, bet gnosticizmas yra toks tikrai labai ankstyvoji krikščionybė, bent jau kaip apie jį kalbama. Jis, kaip čia pasakius, neturi vieno apibrėžimo, dėl kurio sutartų visi tyrėjai, nes vienus tekstus tyrėjai laiko gnostiniais, kitų nelaiko ir nuo to, ką mes įtraukiame į šį gnostinių tekstų korpusą, irgi priklauso apibrėžimas, bet lygiai, yra problemų ir su pačiu terminu, kurį atmeta kai kurie tyrėjai ir mano, kad reiktų kalbėti galbūt tiesiog apie gnostinės religijas, gnostinį tikėjimą ir panašiai, bet aš gal čia nesiplėsiu, nes Tomo Evangelijos tekste tai mes regime tik tai bruožus būtent šios ankstyvosios krikščionybės atmainos. Tačiau negalime šio teksto tapatinti visiškai su gnosticizmu, nors šis tekstas būtent toje mano jau minėtoje bibliotekoje, Hamadi bibliotekoje, kurioje jisai buvo atrastas, jisai yra šalia kitų būtent gnostinių tekstų ir manoma, kad žmonės, kurie tikriausiai laikė save gnostikais, skaitė taip pat ir Tomo Evangeliją. Gal, taip jau kaip ir minėjau, tai šio gnostinio mito mes nesutinkame Tomo Evangelijoje. Taip, dabar pakalbėsiu dar apie vieną. Atsiprašau, pažiūrėsiu, kiek laiko liko. Taigi dar pakalbėsiu apie porą temų, kurios yra svarbios Tomo Evangelijoje. Viena iš jų yra mokinystė, būtent mokinių požiūrio, tam tikras požiūris į mokinius čia yra pateikiamas. Pavyzdžiui, 14 pasakyme Jėzus rašoma, Jėzus pasakė jiems, jei jūs pasninkausite, jūs pagimdysite nuodėmę savyje ir jei jūs melsitės, būsite pasmerkti ir jei jūs duosite išmaldą, darysite blogą savo dvasioms ir įvyksite į kokią šalį ir keliausite po vietovę, kai būsite priimti, valgykite tai, kas jums bus padėta. Sergančiuosius pagydykite. Matai, kas pateks į jūsų burną, nesuterš jūsų. Veikiau, tai, kas išeis iš jūsų burnos, tai suterš jūs.
Šis pasakymas atskleidžia gana nemažai informacijos apie Tomo Evangelijos požiūrį į mokinystę. Ir matome, kad čia yra kritikuojamas tradicinis žydiškas pamaldumas, tai yra pasninkavimas, pavyzdžiui. Tokią kritiką sutinkame ir kanoninėse Naujojo testamento Evangelijose. Tačiau ir šiame pasakyme, ir kitose pasakymuose, kur kalbama apie mokinystę, mes matome, kad autoriaus požiūris yra dar radikalesnis. Šios tradicijos yra ne tik beprasmės, bet netgi blogos, kenkiančios. Dar detaliau tai matome 6 pasakyme, kuriame rašoma. Jo mokiniai paklausė jo ir pasakė jam, ar nori, kad mes pasninkautume ir kaip mes melsimės, ar mums dalinti išmaldą ir kokios mitybos mums laikytis. Jėzus pasakė, nemeluokite ir ko nekenčiate, nedarykite, kadangi visa tai bus atskleista tiesos akivaizdoje, bet nėra nieko paslėpto, kas nebus atskleista ir nieko uždengto, kas liks neatidengta. Čia Jėzus mokiniams netgi neatsako tiesiogiai, veikiau pateikia tam tikrą tokį mistišką atsakymą, tačiau siejančius abu pasakymus tampa aišku, kad vėlgi kritikuojama žydiška tradicija. Ir tai, kad Jėzus neatsako tiesiogiai, dar kartą parodo šių klausimų reliatyvumą Jėzus pasekėjams. Jiems net nereikėtų galvoti apie šios dalykus, tai yra pasninkavimą, arba maldą, arba išmaldą, arba tam tikrą kažkokį valgymo būdą, taip pat ir apie pjaustymą, apie kurį kalbama kitose pasakymuose. Nes kitos doktrinos pasak Tomo Evangelijos yra daug svarbesnės. Taigi, kai kurie tyrėjai įžvelgia Tomo Evangelijos mokinystės supratime tam tikrą radikalumą. Ir kurį laiką buvo populiari tezė, kad šiame tekste aukštamas klajoklių mokinių gyvenimas. Mokiniai turėtų gyventi kaip benamiai, atsisakyti šeimos ir turto, jie turėtų keliauti kaip tam tikri charizmatiniai lyderiai, dvasiniai mokytojai. Ir šitaip bekeliaudami, jie galbūt apsistotų pas tuos, kuriems dėstų savo mokymą, kurie juos priimtų. Na ir galbūt kai kurie tyrėjai mano, kad būtent tokia klajokliška mokinystė turėjo padėti geriausiai sklisti žodiniai tradicijai, kuri vėliau tapo mūsų jau minėtojo Jokūbo šaltinio pagrindu. Dabar ši teorija yra gana kritikuojama atsižvelgiant į kitus tekstinius įrodymus ir nebėra manoma, kad mokiniai būtinai buvo tokie klajokliai, ar kad buvo raginama ar kad šiame tekste būtent raginama taip radikaliai viską mesti ir tiesiog iškeliauti, skleisti tikėjimo. Taip pat, kaip jau ir minėjau, ne vienas mokslininkas mėgino sieti Tomo Evangelijos tekstą ir su asketizmu, nes atrodo, kad tekste yra propaguojama abstinencija, santuoka yra laikoma tam tikrų atmestinų dalykų, taip pat yra labai daug neigiamų pasakymų apie kūną, kuris vaizduojamas neigiamai. Pavyzdžiui, 87 pasakyme yra rašoma. Jėzus pasakė, pasigailėtinas yra kūnas, kuris yra priklausomas nuo kūno, ir pasigailėtina yra siela, kuri yra priklausoma nuo šių dviejų. Taip pat kitas dar 79 pasakymas, kuriame rašoma, moteris minioje jam pasakė, palaimintos yra įsčios, kurios tave išnešiojo, ir krūtis, kurios tave žindė. Jis pasakė jai, palaiminti yra tie, kurie girdėjo Tėvo žodį ir iš tiesų jį išsaugojo. Mat ateina dienos, kai jūs sakysite, palaimintos įsčios, kurios nepastojo, ir krūtis, kurios nedavė pieno. Taigi šioje ištraukoje vaikų susilaukimas yra vertinamas neigiamai. Tai yra, reikėtų atsiriboti nuo santuokos ir galima suprasti, kad nereikėtų turėti vaikų. Nes naujų sielų atvedimas į pasaulį galbūt tekste yra interpretuojamas kaip tam tikras būtent dvasinio elemento materijoje dauginimas, tarsi iš tos
dieviškosios šviesos karalystės būtų paimama daugiau sielų ir jos būtų įkalinamos šioje materijoje. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad šis mąstymas yra vis tik nukreiptas šiek tiek į ateitį. Jėzus sako, kad ateis dienos, kai jūs sakysite, tai yra dar ne dabar. Taigi šiaip Tomo Evangelijai nėra būdinga kalbėti apie eschatologiją, kaip jau ir minėjau, apie kažkokią laikų pabaigą ar ateitį bendrai, daug dažniau sustelkiama ties dabartimi. Nors tekste nėra minimos vestuvės, tačiau šis pasakymas 75 yra toksai labai, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti gana kontroversiškas. Jėzus pasakė, daugybė stovi priešais duris, bet tik atsiskyrėliai įžengs į vestuvių menę. Ir manau, kad čia galbūt netgi tam tikra tokia ironija, galima išvelgti tam tikrą ironiją, kad atsiskyrėliai būtent įžengs į vestuvių menę. Tačiau vestuvių menė, ši savoka, jie yra būdinga tam tikroms gnosticizmo atšakoms, doktrinoms, ir čia kalba vėlgi apie kažkokią dangiškąją erdvę, apie vestuvių menę dangiškojoje erdvėje, kur sielos susijungs su savo ta pamesta antrąja dalimi ir nebebus padalinta. Taigi tas atsiskyrėlis, kuris atsisako pasaulio, jisai būtent įžengia į vestuvių menę dangiškąją, kuri yra vertinama kaip kažkas geresnio negu žemiškoji santuoka. Taip pat dar viena tema, kuri yra ryški Evangelijoje pagal Tomą, tai yra polemika su kitomis tikinčiųjų grupėmis. Kaip jau matėme, labai dažnai yra kritikuojamas judaizmas, judėjiškos tradicijos, judėjiškas pamaldumas. Tačiau yra ir kitos grupės, kurios yra kritikuojamas, pavyzdžiui, kiti krikščionys, nepriklausantis, nesilaikantis Tomo Evangelijai įprastų doktrinų. Ir štai šitą dalyką matome šiame 13 pasakyme, kuriame rašoma. Jėzus pasakė savo mokiniams, palyginkite mane ir pasakykite, į ką esu panašus. Simonas Petras jam atsakė, tu esi panašus į teisingą angelą. Matas jam atsakė, tu esi panašus į išmintingą filosofą. Tomas atsakė jam, mano burna visai negali pakelti atsakymo, į ką esi panašus. Jėzus pasakė, aš nesu tavo mokytojas, kai tu gėrei, tu apsvaigai kunkuliuojančiame šaltinyje, kurį aš iškasiau. Ir jis paėmė jį, pasišalino ir pasakė jam 3 žodžius. Kai Tomas sugrįžo pas savo draugus, jie paklausė jo, ką tu Jėzus pasakė? Tomas atsakė jiems, jei pasakysiu jums bent vieną iš žodžių, kuriuos jis man pasakė, jūs paimsite akmenis ir mesite į mane, ir ugnis kils iš akmenų ir sudegins jūs. Taigi galime matyti, kad šiame pasakyme yra iškeliamas tam tikras autoriteto klausimas. Tai yra, matome, kad Simonas Petras, kuris ortodoksinėje mums žinomoje krikščionybėje yra laikomas autoritetu, jisai atsako neteisingai. Ir kiti svarbus mokiniai, ir kitas mokinys Matas taip pat atsako neteisingai. O Tomas šios evangelijos, laikomas šios evangelijos autoriumi, atsako teisingai. Taigi jis yra vienintelis geriausiai suprantantis tikrąją Jėzaus prigimtį bei misiją. Taigi kritikuojamas įtakingas apaštalas Simonas Petras ir iškeliamas Tomo autoritetingumas. Tačiau Evangelijoje pagal Tomą autoritetingų laikomas ne vien Tomas, bet ir pavyzdžiui Jokūbas kitame pasakyme. Bet kokiu atveju yra gana ryšku, kad yra kritikuojama kita krikščionybės forma. Ir norime pasakyti, kad štai mūsų
mūsų doktrinos Evangelijos pagal Tomą doktrina yra teisingesnė. Taip. Perėsiu prie dar vienos temos, kuri nėra tokia ryški šiame tekste, tačiau yra susilaukusi labai daug dėmesio dėl tokių gana kontroversiškų irgi įvaizdžių. Pavyzdžiui, 61 pasakyme yra rašoma: Jėzus pasakė, 2 ilsėsis lovoje, vienas mirs, kitas gyvens. Salomė pasakė: kas tu esi, žmogau, kad iš vieno užlipai ant mano gulto ir valgai nuo mano stalo? Jėzus pasakė jai: aš esu tas, kuris yra iš to, kuris yra lygus. Man duota iš to, kas yra mano tėvo. Salomė pasakė: aš esu tavo mokinė. Jėzus pasakė: dėl to aš sakau, kai jis taps lygus, jis prisipildys šviesos, tačiau jei jis bus padalytas, jis prisipildys tamsos. Taigi čia irgi matome, kad moteris, netgi Salomė, pasako, kad ji yra Jėzaus mokinė. Ir tekstas tarsi aukština kažkokią alternatyvę tiesos žinių mokymo perdavimo tradiciją. Tai yra, kad tas, kuris supranta, ką Jėzus jam pasako, supranta jo tos tikruosius žodžius, jis yra tikrasis Jėzus mokinys. Taip pat ir netgi Salomė. Salomė yra keletą kartų paminėta Morkaus Evangelijoje, tačiau mes apie ją žinome itin mažai. Buvusi tarp moterų, kurioms prie kapo apsireiškęs angelas pranešė apie Jėzaus prisikėlimą. Taip pat jie lydėjo Jėzų ir jam patarnavo, kartu su kitomis moterimis regėjo jo nukryžiavimą. O Tomo Evangelijoje Salomė pasirodo visiškai kitame kontekste. Gulint ant gulto ir valgant jai apsireiškė Jėzus, tačiau šis apreiškimas toks tikrai neįprastas, gana intimus. Atrodo, kad Jėzus nusileidžia ant to paties gulto. Tačiau gal nereikėtų taip nustebti, nes ir kitose apokrifiniuose tekstuose Jėzus artimai bendrauja su moterimi, dažnai Marija Magdalietė. Ir būtent gnostiniuose tekstuose neretai kalbama apie moteris mokinės, minima ir Salomė, ir Marija Magdalietė. Tačiau tai neslepia jokių nuorodų į kažkokius kūniškus santykius ir kažkokį ypatingą artumą, kaip mums gerai žinoma tokioje populiarioje Da Vinčio kodo versijoje. Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Pilypą netgi rašoma, kad Jėzus dažnai bučiuodavo Mariją Magdalietę. Rašoma, kad mylėjo ją labiau negu kitus mokinius. Taip pat egzistuoja ir toksai tekstas vadinamas Evangelija pagal Mariją, kur Jėzus iškelia Magdalietę aukščiau kitų mokinių ir perduoda jai į slaptą mokymą. Ir šių moterų mokinių iškelimas yra susijęs su kitokia autoriteto perdavimo tradicija. Panašiai kaip ir Tomo Evangelijos pradžioje minimas Tomas, išskirtinis mokinys, kuriam yra perduoti slapti, ne visiems prieinami žodžiai. Taigi Magdalietė ir Salomė čia minima atstovauja būtent tokią tradiciją. Taip pat gal šiek tiek svarbu paminėti, kad Marija kitose gnostinėse tekstuose netgi yra priešinama su Petru ir laikoma autoritetingesnė mokinė negu pats Petras. Šiame pasakyme esama ir kitų tokių gana neįprastų idėjų, pavyzdžiui, tokių gana tikrai mislingų, kriptinių. Pavyzdžiui, Jėzaus atsakymas, kai jis taps lygus, jis prisipildys šviesos. Šis lygumas, buvimas lygių, taip pat turi reikšmę gnostiniuose tekstuose. Tai reiškia vėlgi sugrįžimą į tą tokį vientisą būvį, nebebuvimą padalytų. Tai reiškia, kad žmogus tapęs lygus prisipildys šviesos, o padalymas, jau kaip mes ir minėjome, yra siejamas su materialumu, taigi tamsa ir šiuo pasauliu. Taigi, dar vienas pasakymas, kuriame yra ir minima mūsų
mūsų jau šiek tiek aptarta Marija Magdalietė. Šiame pasakyme yra rašoma, 114 pasakyme. Simonas Petras pasakė, tik Marija pasitraukė nuo mūsų, kadangi moteris nėra vertus gyvenimo. Jėzus tarė, štai aš patrauksiu ją tam, kad padaryčiau ją vyru, kad ji taip pat taptų gyvąją dvasią primenančių jūs vyrai. Bet kiekviena moteris pasidarius vyru įžengs į dangaus karalystę. Šis pasakymas tikrai yra susilaukęs labai daug interpretacijų, jis toks tikrai pritraukiantis dėmesį, gana kontroversiškas. Galbūt skaitant Evangeliją pagal Tomą ir taip norėtųsi reabilituoti šį tekstą nuo nepopuliarių pavyzdžių, pavyzdžiui, tokio laikymo moteriai kažkokiu žemesnė šiek tiek būtybė, kad jai jau vien tam, kad ji patektų į karalystę, pirmiausia reikia tapti vyru. Taigi Marijos moteriškumas iš tiesų yra vertinamas neigiamai ir daugelį gnostinių tekstų nėra žiūrima į moterų giminę palankiai. Pavyzdžiui, viename gnostiniame tekste pavadinimu Zostrianas moteriškumas yra vadinamas pamišimu ir vergovė, o vyriškumas išganimu. Taigi vienas tyrėjas, būtent aptardamas šį 114 Tomo Evangelijos pasakymą ir lygindamas jį su kitais panašaus laikotarpio tekstais, daro išvadą, jog buvimas vyru jau yra aukštesnė pakopa išganimo plane. Tai yra, moterims reikia daugiau pakopų pereiti, kad jos būtų išganytos. Tai yra, pirmiausia, reikia pasidaryti vyru ir tik tada galima siekti išganimo. Na, čia žinoma tokia metafora. Na, taip, nekomentuosiu. Taigi, kaip ir minėjau, vienas tyrėjas, aptardamas šį pasakymą ir lygindamas jį su kitais labai panašiais to laikotarpio tekstais, jis pastebi vieną tokį įdomų dalyką, kad panašiai kaip ir pradžios knygoje Senajame testamente, moteris yra padaroma sukuriama iš Adomo šonkaulio. Egzistuoja šita istorija Senajame testamente ir Adomas tarsi prieš šį moters sukūrimą yra kažkokia androginiška būtybė. Tai yra, jisai talpina savyje ir vyrą, ir moterį. Tačiau gana aišku, kad šis androginiškumas vis tiek yra vyriškas, taip gana paradoksaliai. Tai yra, kad nors yra kalbama apie šią šviesos karalystę, kur nėra kažkokių skirtumų ir yra susivienijimai kažkokį visišką vienį, vis tiek moteriai reikia, šiai apaštalei Marijai Magdalietei reikia labiau pasistengti. Taigi, šiuo pasakymu baigiu Evangelijos pagal Tomą temų aptarimą. Ir ką galėčiau pasakyti apibendrindama šį tekstą. Kaip jau parodžiau, daugelį vietų tekstas yra gana dviprasmiškas, žiūrint iš mūsų laikų perspektyvos. Tačiau tų laikų kontekste šios idėjos yra daug suprantamesnis. Taigi nereikėtų manyti, kad šis tekstas toksai yra kažko pateikia kažkokias labai išskirtinės doktrinas. Jį reikėtų skaityti kartu su kitais to laikmečio tekstais, taip pat
Galimai, taip pat galima mąstyti apie tai, kad šį tekstą parašęs ar surinkęs žmogus nebūtinai buvo pakankamai praprusęs, kad žiūrint iš filosofinės perspektyvos irgi sudėliotų tam tikrą koherentišką, vientisą doktriną, vientisą sistemą, nes tekste yra gana daug prieštaravimų, kalbant apie tam tikrą, jeigu norėtumėm kažkokią nuoseklią doktriną čia pamatyti. Vis tik tekstas pateikia tam tikrą savitą požiūrį į mokymą ir tikėjimą. Ir nors neįmanoma priskirti Tomo Evangelijos kažkokiam vienam konkrečiam judėjimui, bet kaip yra, kas yra būdinga dabartiniai mokslinėje literatūroje, mėginama žvelgti į šį tekstą kitų to paties laikotarpio tekstų kontekste. Pavyzdžiui, galima jį šiek tiek lyginti su jau minėtąja Evangelija pagal Pilypą, kuri tikrai pateikia labai daug paralelių su Evangelija pagal Tomą ir galimai netgi cituoja Tomo Evangeliją. Taigi galime matyti tada apokrifiniuose tekstuose persiduodančius, keliaujančius motyvus, temas, tam tikrą apokrifinės literatūros užmojį, tai yra kurti alternatyvą, rodyti kitą kelią ir kitaip mąstyti apie beužgimstančią krikščionybę. Kažkaip ruošdamasi šiai paskaitai daugiausia galvojau apie Evangeliją pagal Tomą to laikmečio kontekste, kaip aiškinti tas tokias mums gal neįprastas šiek tiek doktrinas. Tačiau šiandien kaip tik pagalvojau, kad būtų visai įdomu pakalbėti apie, bent jau užsiminti apie Tomo Evangelijos recepciją. Tai yra, kaip šis tekstas funkcionuoja mūsų laikais, kaip yra žiūrima į šias doktrinas, į ką visą tai pavirto. Taigi, labai dažnai apie šį tekstą yra kalbama būtent, kaip jau ir sakiau, kitų gnostinių tekstų kontekste, nors tekstas toks nepriklauso taip aiškiai šiam judėjimui. Ir geriausia turbūt apie Tomo Evangelijos supratimą galvoti, apie interpretaciją šio teksto, galvoti pačiame gnosticizmo recepcijos, gnosticizmo supratimo kontekste. Labai dažnai gnosticizmas tiek kai kurių tyrėjų, tiek visuomenės tarpe yra suvokiamas kaip tam tikras pasipriešinimas kažkokioms nustatytoms visuomenės normoms, kad ir tai pačiai tradiciniai krikščionybei. Bendrai gnosticizmo interpretacijos istorijoje į šį reiškinį buvo žiūrima gana įvairiai. Ta istorija tikrai yra labai plati, labai įdomi, labai gyva, tai atskirai jos nepasakosiu, tam laiko neužteks. Gal tik paminėsiu kelias tokias tendencijas, perspektyvas, kurios gal geriau padės suprasti ir tą pačią Tomo Evangelijos vietą kultūroje. Pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje gnosticizmą buvo žiūrima kaip į tam tikrą doktriną, kalbančią apie apie tam tikrą egzistencinę tuštumą. Pavyzdžiui, labai įtakingas gnosticizmo tyrėjas Hans Jonas gnosticizmą laikė tam tikrą egzistencializmo formą, kurio vienas pagrindinių bruožų yra susvetimėjimas, atsiribojimas nuo pasaulio. Ir savo veikalus apie gnosticizmą Hanas Jonas parašė dar iki Nachamaido bibliotekos atradimo. Tai yra iki tos bibliotekos, kuriai priklauso ir Tomo Evangelija atradimo. Tačiau tuo metu jau buvo atrasti ne vienas gnostinis tekstas ir šių tekstų, tų ankstyvųjų gnostinių tekstų, anksčiau atrastų gnostinių tekstų interpretacija stipriai veikia ir tai, kaip paskui buvo interpretuojami būtent Nachamaido bibliotekos tekstai, taip pat ir Evangelija pagal Tomą. Tai yra labai dažnai akcentuojamas, akcentuojama, kad gnostiniai tekstai, taip pat ir Evangelija pagal Tomą kalba apie kažkokį susvetimėjimą ar atsiribojimą nuo pasaulio, kas mano požiūriu gal nėra visiška tiesa, nes taip, kai kurie pasakymai tikrai yra gana radikalūs, tačiau galima įžvelgti ir šiek tiek kitokių tendencijų.
Ir vėliau gnostizmo tyrimuose atsirado ir nauja kryptis, tai yra gnostizmas pasitelkiamas kritikuoti, netgi diagnozuoti modernybę. Gnostizmas ėmė reprezentuoti daugelį 20 amžiaus antros pusės neigiamų reiškinių nuo Antrojo pasaulinio karo iki netgi holokausto. Tai yra kaip kažkoks labai neigiamas požiūris į pasaulį, į atsiribojimą nuo svetimo nepasiekiamo Dievo. Taigi labai dažnai yra taip, gal per daug neįsigilinusi tos gnostinius tekstus yra žvelgiama taip, tarsi jie kalbėtų apie kažkokią visišką pasitraukimą, atsiribojimą, neveiklumą. Buvo netgi ir populiarių tokių politinių teorijų, kurios, pavyzdžiui, Eriko Fogelino, kurios gnostizmu vadino tokią poziciją, tokį dualizmą ir būtent atsiribojimą ir mąstymą, kad žemiško egzistencija yra bloga ir sugedusi. Tačiau aš nemanau, kad Evangelija pagal Tomą būtent pateikia tokį požiūrį. Čia galima tikrai atrasti ir labai tokių įdomių, šviesių minčių, kurias galima labai įvairiai interpretuoti ir pasisemti ir savo kažko asmeniškai. Tai gal tiek apie Tomo Evangeliją. Dėkui, lektoriai, už paskaitą. Galbūt klausimų. Taip, Tautė, prašom. Girdėsiu. Aš turiu vieną atsakymą ir 3 klausimus. Pasistengsiu būti trumpas. Atsakymas į jūsų pradžioj užklausimą pasakytą, dar kas koptų kalbos yra mokęsis. 92 metais daug bendravau su vienu vaikinu, kuris nusivylęs Robinsono vertimu angliškų. Nusprendė daryti lietuvišką vertimą. Ir jisai mokėsi koptų kalbos, ruošdamasis versti ir jau buvo pradedąs. Dėja taip susiklostė, kaip dėja, gal gerai, kad jis pasuko į tikėjimo žodžių pagal bendruomenę, neužbaigęs pradėtų darbų. Taigi buvo bandymų lietuviškai prakalbinti Hamadį kodeksą. Pirmas mano klausimas. Jūs minėjote dažniausiai, kai kalbėjote apie Evangeliją pagal Tomą, minėjote vis dėlto galimas gnosticizmo įtakas, poveikį. Man yra tekę kažkada kažkur skaityti ir apie galimą, pavyzdžiui, manicheizmo poveikį, apie kurį jūs visai neužsiminėt. Ar galima kažką išvelgti būtent Tomo Evangelijoje jūsų požiūriu? Antras klausimas. Šitas ciklas yra slaptieji tekstai, ezoteriniai tekstai, tiksliau. Kas būtų ezoteriško Evangelijoje pagal Tomą ir kitose gnostinį atspalvį turinčiose Evangelijose ir visose apokrifuose, ar tai bendruomeniškumas, ar tai perdava, ar tai slapta žinyje, kas sudarytų tą slaptumo, ar tai tikrai buvo slapti tekstai. Pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad kažkokia bendruomenė gyveno gal ankstyvųjų krikščionių, kurie vadovavosi Evangeliją pagal Tomą. Bet ar ji buvo ezoterinė bendruomenė, ar ji buvo marginalizuojama, įstumta? Ar tikrai tai gali būti nusakoma kaip ezoteriniai, slaptieji tekstai? Ir galiausiai trečias, paskutinis klausimas, tiesiog truputėlį galbūt provokacinio pobūdžio. O kas būtų įvykę vakarų kultūros istorijoje, jeigu ne tos kanoninės, dabar vadinamos Evangelijos ir apskritai kanoninis Naujas Testamentas būtų suformuotas, o jis būtų suformuotas dominuojančio gnostinio tokio pasaulėvaizdžio pagrindu. Nes, žinot, tos versijos yra įvairios, kaip buvo formuojamas kanonas, iki anekdotinės, kad susirinkę vyskupai, nesuradę vieno variantų, pakišo po sostu ir tada pasimeldę šventai dvasiai traukė tekstus, tokiu būdu suformavo tai, ką mes vadinam Naujuoju testamentu. Čia beje nemano, tai yra vieno iš ankstyvų bažnyčios pirmų versija. O jeigu būtų buvusi gnostinė Naujojo testamento versija, ko būtų pasikeitusi vakarų pasaulio raida? Ar būtų apskritai pasikeitusi? Ačiū. Labai ačiū už klausimus.
pasistengsiu, kaip geriau galėdama atsakyti. Tai pirmasis klausimas buvo apie manicheizmą ir manicheizmo įtakas Evangelijoje pagal Tomą. Aš galiu pridėti, nes Audrius gerą mintį pametėjo, ne dėl manicheizmo. Aš kaip suprantu, dažnai ne tik manicheizmas, bet greta ir mandeizmas, ar ne, asocijuojamas. Na, man tikrai nėra tekę skaityti kažkokios autoritetingai pripažintos studijos, kalbančios apie tai, kad įžvelgiančios konkrečius manicheizmo ar to paties mandeizmo bruožus šiame tekste. Bet galbūt tai susiję su tuo, kad būtent bent jau manicheizmas dažnai irgi yra priskiriamas į tokį gnosticizmo poskyrį ir tiesiog laikomas tokia, kaip tarsi jo atšaka ir galbūt ir jie, kai sako, kad matomos gnosticizmo įtakos turi omenyje ir tai, bet kažkaip konkrečiai, kad kažkas taip nagrinėtų, pasiėmęs kažkurį pasakymą, aiškintų per įvaizdžius, kas čia yra panašu ar kažkokias įtakas, tai man nėra tekę matyti. O antrasis klausimas buvo apie Priminkite. Slaptumą. Apie slaptumą. Taip, kaip mes matėme pačiame pirmame pasakyme, tai jau yra rašoma, šie yra slapti žodžiai, kuriuos užrašė Tomas. Tačiau, kaip viena tyrėja yra rašiusi, kad yra pavojinga iš tekstų, turint tik tais tekstų korpusą ir beveik neturint jokių archeologinių kažkokių konkrečių įrodymų, yra pavojinga kurti sociologiją, tai yra aiškinti, koks buvęs tos bendruomenės gyvenimas. Viskas daugiau yra tokio hipotetinio pobūdžio. Ir būtent tas šių bendruomenių uždarumas ar kažkoks jų tokio slaptumo aspektas labai dažnai yra atkuriamas per tai, kaip buvo interpretuojami, kaip kai kurie gnostikai, kurių vardus mes žinome, buvo interpretuojami, tarkim, bažnyčios tėvų raštuose, kur dažnai sakoma, kad šie žmonės, tarkim, Origenas šiek tiek apie tai rašo, kad jie yra tokie tarsi elitistai, jie patys vieninteliai mano, jog jie yra tokie dvasiniai žmonės ir tas pats bažnyčios tėvas Irinėjus irgi juos kritikuoja dėl to, kad būtent gnostikus, kad jie laiko save kažkokiais labai išskirtiniais žmonėmis, o mūsų kitus krikščionis tai jau prastesniais. Tačiau tokių konkrečių įrodymų, kad mes žinotumėm kažkokias bendruomenės ir jų gyvenimą ir kokio slaptumo jis buvo, mes netiek žinome. O šitas klausimas apie tai, kaip būtų pasikeitusi pati krikščionybė, jeigu šie tekstai būtų kanoniniai tekstai, tai toks daug kas mėgsta jo klausti, labai smagu apie tai mąstyti, kaip mūsų pasaulis būtų pasikeitęs. Tačiau nežinau, ar galiu kažkokį atsakymą vienareikšmišką pateikti, turint omeny visą ilgą krikščionybės istoriją ir visą tai, kas joje įvyko. Gal tada galima tiesiog mąstyti per tai, kuo šie tekstai skiriasi nuo Naujojo testamento tekstų, galbūt. Pavyzdžiui, būtent aš tą ir norėjau sakyti, gal ne kunigės, bet vien tai, kad moterys apaštalės yra labai dažnai minimos gnostiniuose tekstuose, tai bent jau man toksai iškyla vaizdinys, kad gal tiesiog moterų vieta bažnyčioje būtų šiek tiek kitokia, gal jos būtų turėjusios daugiau autoritetų, bet čia irgi galima abejoti, nes daug kas toje pačioje istorijoje paskui būtų galėję nutikti kitaip. Ačiū už klausimus. Taip. Pirmas šaukėlė. 61 ten lygus buvo žodis. Lygus. Lygus, jo. Bet čia prašosi vienas. Iš to, jis yra vienas, dažnas Dievo epitetas. Ir tuo pačiu, kai jis taps vienas, jis prisipildys šviesos, tai priešpriešą, kad kai bus padalytas, prisipildys tamsos. Aš kaip ir sakiau, kaip ir minėjau, tai šiuose tekstuose nėra tokio visiško doktrininio
vientisumo, tai yra nebūtinai, jeigu prieš tai buvo sakoma taip, paskui bus pasakoma vėl taip pat. Ir tas lygumas, jisai iš principo, šiame kontekste jį galima žiūrėti kaip į sinonimą vienio. Tai yra jis perteikia tą pačią idėją. Taigi, gal, jo vienodumą, tai gal nematau šitokio prieštaravimo, tiesiog reikia išversti taip, kaip parašyta. Negaliu sukurti to, kas man patiktų. Ačiū labai už paskaitą, labai turiningą. Panašiai norėjau paklausti ryšium su 114, kuriame buvo minėta moteriškumo klausimas iškeltas, o ar Evangelijoje pagal Tomą, ar apskritai gnostinėse literatūroje daugiau apibrėžiamas būtent vyro vaidmuo ir jo savybės, nes man tokia intuicija yra neatmestina, bet aš nesu specialistas, kad vyriškumas galėtų būti traktuojamas ne tik kaip lytinė kategorija, bet kaip apskritai tikras aukštesnis žmogiškumo išraiška, simbolis. Ir matome, kad ir tokiuose žodžiuose įvairių indoeuropiečių kalbų, kaip ir vyrt, kad ir tas pats, kuris jėgą gali reikšti, Andrėja, Narsa, sanskrito kalboje vyrija apskritai reiškia dorybę, drąsos ir pastangos ir panašiai. Tai kaip ir klausimas iš dviejų dalių. Kokia yra vyriškumo samprata ir ar galima vyriškumą traktuoti ne tik kaip lytišką kategoriją. Taip, manau, kad čia labai yra geras pastebėjimas ir taip ne vienas turėjęs apie tai rašo, kad galbūt vyriškumas yra tokia tiesiog dorybės sinonimas, tokio aukštesnio dvasinio lygio sinonimas. Ir tada šios pasakymus galima nebūtinai skaityti kaip taip stipriai, kažkaip mizoginiškai konotuotus. Taigi tai yra tikrai įmanoma. Ačiū už klausimą. Čia du klausimus. Pirmas klausimas, matomas, kad toks žmogaus įvaizdis, kad tai yra iš šviesos įsikūnijusi siela žemė. Ar yra kokių nors nuorodų tekste, ar tai yra vienkartinis įvykis, ar tai gal yra pasikartojantis įvykis? Vienas klausimas. Ir kitas klausimas, tas tekstas minėjote, buvo atrastas 20-ame amžiuje. Ar yra matoma šio teksto įtaka vakarų ezoteriniams judėjimams? Taigi atsakyti į pirmąjį klausimą apie kažkokius pasikartojančius įkūnimus, tai ne, šis tekstas nepateikia tokios informacijos, tiesiog tai nėra čia, nėra aišku, nėra pateikiama. Ir dabar galvoju apie kitus gnostinius galbūt tekstus, kurie pateiktų kažkokią pasikartojančių įkūnimo idėją. Ne, tikriausiai, būtent krikščioniškai monoteiizmui priklausantis tekstai dažniausiai taip nekalba. O apie Evangelijos pagal Tomą įtaką ezoterizmui, tai kadangi tai yra toks vėlyvai atrastas tekstas, kaip ir visa ta Nag Hammadi biblioteka, tai yra taip, bent jau aš asmeniškai netiek esu domėjusis konkrečiai Evangelijos pagal Tomą recepcijos teorija, tai yra kaip konkrečiai šis tekstas vėliau funkcionavo kultūroje. Bet man atrodo, kad jau iki Nag Hammadi bibliotekos atradimo ta gnosticizmo, ezoterizmo tokia srovė jau buvo gana susiformavusi vakarų kultūroje. Jau buvo tam tikra tokia kryptis, kuria yra interpretuojami šie tekstai. Ir atrodo, kad Nag Hammadi biblioteka irgi yra, taip sakant, įrašyta į šią tradiciją. Tai yra kaip kažkokio tam tikro tokio, gal šiek tiek radikalizmo, pasipriešinimo nusistovėjusiems normoms. Tai tokia yra, taip yra suvokiami dažnai šie tekstai kaip kažkokie alternatyvus kažkoks tikėjimas, alternatyvus pasirinkimas. Tai čia gal toks labiau mano pamąstymas apie tai. Ačiū už klausimą. Aš galiu šiek tiek pridurti ir tuo tarpu pridurdamas tau klausimą, žiūrėsi.
Čia kalbant būtent apie šito teksto recepciją, ar ne, vakarų ezoterizmo istoriją, ypatingai šiuolaikiniam ezoterizmui, tai man teko kažkada tai susidurti su vienu šiuolaikinio magijos praktiko, Paukranjono įsakyti žodžiais, jo ordinas, hermetinės tradicijos ordinas, jungiantis šumeriškus mitus, Mesopotamijos tradicijas ir panašiai. Evangelija pagal Tomą laiko vienu iš kertinių tekstų jų būtent ordinui, ir įdomi situacija yra tokia, kad jis bando netgi papildomai, taip ganėtinai eretiškai, sakyčiau, pakomentuoti vieną iš pasisakymų. tą pasisakymą būtent, kur Jėzus, neprisimenu tiksliai pasisakymų numerį, bet pas tave buvo, man atrodo, kad va čia, ką tik praleidai, rodo šitas, taip, kur kaip ir Jėzus pasideda ar ne Tomą į šalį, jam kažką pasako ir paskui būtent Tomas atsako, kad išmėtytų akmenimis mokiniai, sužinotų, kas nesako. Tai to Paukarunjono būtent pateikiama interpretacija, ką Jėzus galėjo jam pasakyti, yra tokia, čia aš kaip tik klausimą noriu suformuluoti, nes pats bandžiau ieškoti, iš kur gali ateiti tie žodžiai ir kažkokių legitimių šaltinių tam nerandu, bet galbūt teko susidurti. Tai yra labai radikalus teiginys, bet jo interpretacija yra tokia, kad Jėzus Tomai pasakė, aš esu Dievas kaip ir tu. Aš esu girdėjusi šitą teoriją, kažkas iš komentatorių apie ją užsiminė, kad nes tikrai labai daug spekulacijų sukelia, tai kokie tie 3 slapti žodžiai, tikrai norėtų sužinoti. Tai įdomi versija, manau. Galima dar trumpą klausimą. Dar sovietmečiu pasirodęs vertimas iš prancūzų kalbos filosofijos chrestomatijos viduramžių Tome, jis turėjo Lietuvoje tikrai tokį nemenką rezonansą ir poveikį, nes tikrai daug žmonių atrado ir kitokią krikščionybės formą. Bet tai buvo vertimas Petro, jau pasakyti pavardę, turbūt žinote. Taip, Kaip jūs vertinate tą vertimą? Aš taip, žinoma, esu perskaičius tą vertimą, aš manau, kad tikrai matosi, jog jis yra verstas ne iš originalo, kad tiesiog iš kitos kalbos ir kad, tai vis tiek šitas vertimas persiduoda, kad, aš manau, kad kodėl netgi ir Lietuvoje yra reikalinga mokėti koptų kalbą, nes tada tikrai tie tekstai gali mūsų kalba taip artimiau daug prabilti, kiek tai yra įmanoma per tą vertimo medimą. Bet nerekomenduojate skaityti to vertimo iš prancūzų? Dabar jau neberekomenduoju, dabar yra kitas. Tiesa. Gal galėtume šiek tiek pasidalinti apie problemas, nes dviprasmiai būna žodžiai, paskui tenka kažkaip rinktis kažkokį 40 metų Trofimovos rusų kalbą. Ten visa studija buvo apie vertimą. Tai tarkim viena iš citatų, kurią jūs duoda, ten skambėjo truputėlį kitaip. Tas, kuris gimęs, tas nemirs, o tas, kuris negimęs, tas nemirs, nes jis negyvas. Ten, truputėlį žodis negyvas, negimęs, tokie, bet yra iš to, kokios buvo problemos, tais dviprasmiais žodžiais, kurie egzistavo koptiškame vertime. Tos dviprasmybės paskui net ir skirtingos vietose tenka versti skirtingai, nors originaliai tai būna tas pats. Taip, būna ir tokių atvejų, bet tarkim apie šitą, pavyzdžiui, suminėtą tą atvejį gyvas ir negimęs, tai koptiškai tai yra gana skirtingi žodžiai, tai čia kažkaip nekyla tokių šiuo atveju dviprasmybės. Bet, koptų kalbai labai didelę įtaką yra padariusi graikų kalba, netgi kai kurie autoriai, kai kurie tyrėjai mano, kad koptiškose tekstuose gali būti netgi 40% graikiškų žodžių, tokia yra didžiulė ši įtaka. Tai tada visą laiką reikia atsižvelgti ir į tą graikiškų sąvokų vertimą, ypač filosofinių sąvokų vertimą, kurios tokį didžiulį krūvį neša ir tiesiog suprasti, kaip jos yra suvokiamos konkrečiai šitame tekste ankstyvosios krikščionybės kontekste. Nes aš esu šiaip daugiausia būtent ankstyvosios krikščionybės tyrėjo to ankstyvojo gnosticizmo. Man visa ši tokia jau vėlesnė ezoterizmo
recepcija, kaip šie tekstai jau vėliau veikia kultūroje, yra toksai daug vėlesnis dalykas. Nežinau, ką dar galėčiau apie vertimą papasakoti. Na, gal su koptų kalba yra tai įdomu tai, kad tai nėra indoeuropiečių kalba kaip lotynų ar graikų, kitus tos senusios mums gal geriau pažįstamos kalbos. Taigi šiek tiek iššūkis buvo ją išmokti tą tokį visai pateikiančią kažkokį, ši kalba pateikia tokį kitokį mąstymo būdą, vien visa ta jos gramatinė struktūra visai kitokia. Tiesiog dviprasmių žodžių pavyzdžių, kurie čia vis dėlto egzistuoja kalbą Evangelijoje. Tai kur tai ties keblų žodžių? Na, žinokit, turėčiau tada atsiversti originalą ir pasižiūrėti, nes dabar taip už kiekvieną žodžių tikrai taip staiga nepasakysiu. Bet taip, tai yra problematiška ir žinoma, kad visada reikia daug mąstyti, konsultuoti su žodynais, kad geriausią versiją būtų galima pateikti.